sako, ir Danas sako, atvažiuoja Veiklių žmonių bendrija, einam į koplyčią šiandien. Tai vat nuėjo ir vat tada buvo tas prieš daugiau nei 3 metus tas vat santykis su Dievu, per žmonės, aš tada kažkaip tarp tų žmonių pasijaučiau labai mylimas, man atsirado viltis ir vat nuo tos dienos jau... Santykis su žmonėm. Taip, bet aš supratau, kad, tada buvo Viešpats kartu su šitais žmonėmis ir nuo tos dienos mano gyvenimas pasikeitė. Aš virš 3 metų šiandien esu blaivas, nevartoju, atsisakiau tabako, nerūkau, tai Dievas mane išlaisvino nuo tų dalykų. Šlovė Dievui. Ir pradėjau lankyti visos religinės užsiėmimus ir šventą raštą skaityti ir su jumis taip ir susipažinau, nes ten, pavyzdžiui, jūs kaip atėjote iškart pas mane, pirmą turbūt bėgo, sako, atėjo ten religinė tavo, sako, tema, eik ir aš iškart. Nes tiesiog žinojo, kad tu ieškai Dievo ir todėl, kai atėjo, kažką, kad ir aš atėjau, ir tau sako, eik čia dėl tikėjimų. Ir tas, kai aš atėjau, kaip čia pasakyti, ar aiškiau kažkas darėsi. Žinokit, aš jums sąžiningai pasakysiu, aš bendravęs su daugybė dvasininkų. Taip. Ir, nieko prieš juos neturiu, viskas gerai, geri žmonės, bet, jūsų pateikimas jis yra kitoks biškis, labai paliečia širdį ir labai, ta prasme, išlieka. Ir, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, netgi visi tie dalykai, apie ką mes kalbėjome, apie pasitikėti Dievu, laukti gero, tai nebūkštauja jūsų širdys. Išėjo, prisimena. Jo, pirma žinia, ne paskutinė. Paskui ten, kaip mes skaitėm irgi, aš ten tiksliai nepasakysiu, kad 1000 strėlių skris, bet ne vienai tave nepataikys, pasitikėk Dievu. Ir aš šiai dienai tiesiog, atrodo, paprastos tos citatos, sunkumų jų būna, ta prasme, mažai. Ir kokie nebebūtų sunkumai, aš tiesiog žinau, kad, Viešpats su manim, kad, jeigu šiandien blogai, bet nereiškia, kad rytoj bus blogai. Arba tiesiog, toks etapas, man reikia tai priimti, aš dėkoju už tai Dievui. Meldžiuosi ir tiesiog stengiuosi kažkaip pasitikėti, atiduoti jam. Ir žinokite, daug tokių dalykų ir keičiasi pas mane ten ir su artimaisiais, su dukrytį ten sunkumų buvo. Ir tiesiog aš atiduodavau Viešpačiui ir pas mane viskas keisdavosi. Aišku, ten būna kartais laiko, reikia palaukti. Tai aš noriu dar kartą tau užtvirtinti, kaip tau tas mano atneštas Dievo pažinimas, kaip tau duoda jėgų, tą aiškumą, kokį tau davė. Aš nežinau, čia tiesiog taikau tos žodžius, kai jūs atnešėte ir kiek pats susipažįstu su šventų raštu, tiesiog taikyti į gyvenimą. Ir suprasti, kad Viešpats mano labui daro viską ir jisai daro kas geriausia. Ne visada turi būti taip, ką aš noriu. Galbūt Viešpats jis kitaip mato tiesiog. Ir šiai dienai būna, aš kaip žmogus, kartais norisi kažko daugiau. Ir aš tokį jau turiu kaip praktiką per dėkingumą. Aš pradedu dėkoti už tą ir aš tada suprantu, ant kiek aš daug turiu šiandieną ir man nereikia tada nieko daugiau. Ir kažkaip taip ir gyvenu. Tai aš teisingai suprantu, kad tas sąmoningumas, tas suvokimas, kad Dievas yra ir kiek jau daug šiandien turi, nežiūrint tam tikrų aplinkybių. Ta, ką mes kiekvieną kartą kalbam, kad turi šiandien tiek daug, rankas, kojas, galvą ant pečių turi. Ir tu pradedi dėkoti ir tai pasikeičia tavo nuostata teisingai laukimo. Taip. Fantastika. Ir dar noriu pasiteirauti, kaip tas Dievo pažinimas, Dievo žodžių suvokimas padeda tau keistis, suvaldyti nerimą, baimę, jeigu būna tokios dienos. Kaip tai tau padeda? Žinokite, pavyzdžiui, aš dažnai galvoju apie apaštalą Paulių, pavyzdžiui, nes su kokiom sąlygom jisai irgi buvo įkalintas ir jisai skelbė Viešpaties žodį, jisai džiaugiasi, nors atrodo sąlygos buvo nekokios. Ir aš bandau tiesiog, pabandyti nors biškį susitapatinti, kad jam buvo dar blogiau ir jisai galėjo skelbti Viešpaties žodį, tai pas man išvis čia rojus, galima sakyti. Tai ir tos kažkokios baimės, kažkokios ten situacijos sunkesnės, kada pradedi formuoti savo mąstymą, tai tiesiog, tu žinai, kad Viešpats tave myli
Ir koks skirtumas, kas vyksta tavo gyvenime. Nes tai keičiasi. Taip, ir, ir keičiasi. Ir aš šiandien taip tiesiog ir gyvenu. O būna tokios situacijos dar, kur kažkokia dilema, ne? Ir aš visą laiką pagalvojau, kaip Jėzus pasielgtų šitoje situacijoje. Ir tada iš karto aš gaunu atsakymą, nes aš žinau, kaip Jėzus pasielgtų. Ir kaip Jėzus pasielgtų? Tik tai gerai, Taip. O va tas, kas gera, tiesiog pats vidus pasako, teisingai? Taip, vidus. Aš nežinau, kiti vadina galbūt intuicija, bet mes širdimi mes visą laiką žinom, kas gera, kas bloga. Ir va tas laisvas pasirinkimas. Mums kiekvienam duotas, kiekvienoje situacijoje ir mes pasirinkam. Ir tiesiog stengiuosi, žinau, kas yra dvasiniai principai, iš švento rašto aš stengtis taikyti savo kasdienime gyvenime. Tai irgi ir per tą atleidimą savo pradžiai, nes aš labai irgi kaltinau save dėl savo visų padarytų dalykų, nes daug blogų dalykų šiandien aš save nekaltinu. Viešpats atėjo, man atleistus visus mano nuodėmės. Aš save priimu tokį, koks aš esu. Tiesiog aš šiandien suprantu, kad aš šiandien turiu kitaip elgtis, kitaip gyventi su viešpačiu, kad tiesiog nesugrįžti prie savo senų gyvenimų. Aš taip ir gyvenu jau virš 3 metų. Ir tas mokslas, žinote, nėra ribų. Ir aš mokinuosi, jūs daug ką man duodat. Kiti ateina žmonės irgi savanoriai ir iš kiekvieno aš pasimoku. Ir iš švento rašto, ir iš žmonių. Ir aš tikiu, kad tai, ką atradai, kaip tu pats sakai, prieš 3 metus, tai yra visam tavo gyvenimui. Ir kai išeisi ir pradėsi tikrai naują absoliučiai lapą savo gyvenimo keliai, tu tvirtai laikysies viešpatyje. Aš tikiu, kad tu jau pažįsti ir žinai, kaip gyventi su viešpačiu. Ir kaip nepasiduoti. Ir kad tikrai jokia bloga žinia tavęs neišgąsdins. Taip? Tau yra jau tiesiog kaip tu pats. Teisingai. Taip, žinokite, taip. Jeigu ir būna ta baimė, tai jinai trumpalaikė. Ta prasme, tą emociją pagauni, ten išsigandai, bet labai greit savo susidėlioji. Ir kaip pakeitė? Atėjo kažkokia mintis baimės arba situacija, kuri tave išgąsdino ir kaip tu ją pakeitė? Aš tiesiog atiduodu viską viešpačiui. Aš priimu viską iš jo. Ta prasme, kas nebebūtų, kiekvienas sunkumas, žinau, kad jisai su manim. Ir prisimenu irgi tą 100 000 strėlių, jisai yra mano šarvas ir skydas, ir tada dingsta ta baimė. Yes. Nes tu pasiimi Dievo žodį kaip tiesą aukščiausią. Taip, tu gali kristi 1000 ir 10 000, bet prie tavęs nepriartės, nes tu viešpati pasidarėjai savo priebaigą ir savo tvirtovę. Bet žinokite, taip ir pasiteisina, nes pavyzdžiui, jeigu kyla abejonė kažkokia, taip ir nutinka, kažkaip blogiau, bet kada tu neabejoji, žinai, kad viešpats su tavimi ir kažkaip viskas taip kaip, praeina. Dažniausiai, nesakau, kad visada, bet dažniausiai. Tai o šiandien iš vis, aš nežinau, džiaugiuosi, kad esu tarp gerų žmonių ir su bendruomenėm gerai. Ir man yra su kom lyginti, ta prasme, iki viešpaties mano gyvenimą. Tai, nežinau, priklausomybės, kančius, vidinis skausmas, kalties jausmas. O kaip aš šiandien jaučiuosi. Tai ir to sąmoningumo daugiau ir suprantu, kad, mano nuopelno, ką žinau. Man tai yra stebuklas, jeigu pažinodamas save, man yra tai stebuklas. Kaip tu įsivaizduoji, tas tikėjimas ir Dievo pažinimas, ar duoda jėgų laukti gerą? Taip, ir jūsų žodžiai irgi labai užstrigo, kad reikia tiesiog tikėti, kad tai jau įvyko. Ir pavyzdžiui, yra čia, laukia aš tam, pavyzdžiui, oazės. Ir aš vis tiek tikiu, kad viskas ten bus gerai. Ir aišku, nededamus lūkesčių, nors ir bus blogai, vis tiek man bus viskas gerai. Teisingai, turėtų užtikrintą žinojimą, kad viešpats yra su manim ir jis man padeda. Ir tai duoda tau ramybę širdį. Taip. Teisingai, to nerimo tiek nėra vietos nerimui. Nes tu žinai, kad viešpats yra tau geras, jis tave myli, jis tave vertina ir brangina ir tu savo laimingas. Toliau eini į priekį. Ir nesijaučiu vienišas. Nėra iš vis vienišumo jausmo pas mane. Nes aš žinau, kad jeigu ir sups žmonės galbūt biški ir blogesni mane, aš nekalbu apie šiandieninius, nes visi faini, bet ir taip ateitie, žinau, aš nebūsiu vis tiek vienišas. Nes pavyzdžiui, kaip aš buvau barake, tai aš žiauriai jaučiausi vienišas. Tada dar neturėjau kaip nei viešpatės. Bet ten daug buvo žmonių, bet aš vis tiek jaučiausi. Bet jautiesi vienišas viduj. Taip. O čia atrodo žmonių nedaug, bet kokį Dievas duoda
tuštumą užpildo. Aš netgi vienas, man atrodo, nesijaučiu vienišas. Būdamas čia vienas, aš nesijaučiu vienišas. Taip. Ir čia yra didelis Dievo stebuklas ir Dievo tiesa, kad va, ta Dievo pilnatvė, jinai užpildo tuštumą, jinai išvaro, išstumia nerimą, baimę. Ir aš labai džiaugiuosi ir tikrai taip Dievui dėkoju už tave patį, už kitus tavo bendraminčius. Ir žinau, kad tavo gyvenimas tikrai Dievo šloviai ir Dievo garbiai, kad tu savo gyvenimu pasieksi ir įkvėpsi dar tūkstančių žmonių. Aš pats tikiu tom. Ir norėčiau, aš jau čia kalėjime, aš jau noriu. Noriu kažką gero daryti šitam gyvenimą, eiti, tarnauti, nežinau, padėti žmonėms tiesiog. Bet aš girdžiu ir girdėjau, kad jau čia bendruomenės tavo nariai iš tavęs mokosi. Ir tu esi... Aš net nežinau, kad jie mokosi, jie paskui taip pasako, aš net sėdžiu šokį, ar čia tikrai... Taip, ir mokosi iš tavo elgesio. Ne tik tai, kad jeigu tu ten su Biblija vaikščiotum. Ne tai, kad tu su Biblija vaikštai, bet kad tavo poelgiai yra kitokie. Ir tai yra didžiausia jėga, kuri transformavo tave ir toliau transformuoja. Ir aš tikiu, kaip Viešpats sako, kad tikrai tu tapai Kristaus mokinys ir kitus padarysi Kristaus mokiniais, pasieksi tūkstančius kitų žmonių gyvenimų. Linkiu tau kuo geriausios kloties ir Dievas su tavim tau padeda ir tikiu, kad jungsiesi prie savanorystės įkvėpti kitus žmonės.